Klausimas tau, taip, būtent tau, kada paskutinį kartą valgiai sultingą šašlyką? Aš tai asmeniškai gerai pamenu, lygiai prieš savaitę Vilniuje. Kavinėje Taškent numeris 1. Be šašlykų paskanavom dar ir kitų patiekalų, tad leiskit pradėti pasakojimą nuo užkandžių. Samsas su jautiena arba ėriena tai plonos traškios tešlos bandelės, kurios mūsų kompanijai puikiai tiko kaip užkandis. Užkandžiams taip pat užsakėm ir po mantą su ėriena ir jautiena. Mantai kuo tai primena kinchalius, tik šių plonesnė tešla. Na ir pereikim prie sriubų, o geriau pagalvojus gal vadinkim jos troškiniais. Lagmanas jau savo išvaizdą primena labiau troškinį nei sriubą, o dar po to didžiulių jautienos kalnų besislepiantis naminiai makaronai. Niekiek prastesnė už lagmaną buvo ir šiurpa su jautiena. Testuojant uzbekų virtuvę neparagauti jų gaminamo plovo būtų didžiausia nuodėmė. O prie plovo nugulusi dalma tai komplimentas kiekvienam užsakančiam plovą. Aš manau, žino net ir maži vaikai, kad skaniausi šašlykai yra kepami iš avienos. O ar kada teko gyvenime jums skanauti štai tokį šašlyką, kuriame ant iešmo yra sumauta jautiena, liulia ir kurdiukas. Todėl manau ir ne veltui šis šašlykas vadinamas čia Napoleonu. O kokių skonių ragavome desertų specialiai nepasakosiu. Užsukit patys ir paragaukit.